Labą Šiandien dieną. mūsų tema yra PM International ir galimybės kiekvienam. Ir svečiuose yra Rimas Pileckis, kuris 20 metų turi tinklinę rinkodaroje patirtį ir PM jisai trumpiau, bet papasakos turbūt pats. Ir pasirinko, dėl ko jis pasirinko PM ir dabar turi Silva prezident, taip, rangą. Ir dabar Rimai mane pataisyk, jei aš neteisingai, pirmoji vietoje Lietuvoje tavo komanda pagal apyvartą, taip? Taip. Tai va. Tai turbūt tiek, nu tai gal pradėsim ir kuo ypatinga ta PM International, kaip tu matai pagal savo patirtį. Tai pasižiūrėjom, tikrai matomės. Taip, matomės. Tikrai matomės, tikrai girdimės. Tai aš manau, kad galbūt aš kažkaip galvoju iš toliau užeiti, ar čia einam tiesiai prie Kaip nori pradėti pagal save, kaip tau atrodo? Aš tai manau, kad šioje vietoje kompanijos, sakykim, populiarumas ir pripažinimas ir produktų vartojimas, jisai vis tiek atsiremia į pagrindinį bazinį dalyką, tai yra produkto, sakykim, kokybė, aišku, bet visumoje ar produktas yra patrauklus vartotojui ar ne. Taip. Ir jeigu pažiūrėti, ar ne, bendrai bet kurią kompaniją, ten, sakykime, tradiciniam versle ar tinkliniam marketingam versle visiškai nėra svarbu, bet didelės kompanijos, jos išsiskiria tuo, kad jos turi didžiulį vartotojų kiekį. Taip. Tai yra tokia aksioma versle, jeigu mes norim užauginti didžiulį verslą, tai mes turim sudominti didžiulį kiekį potencialių klientų arba... O, atsiprašau sekundę. Ok. Atsiprašau sekundę. Gerai. Atnešė siuntinį ir atėjau pasimti, pasirodo, pristatyti. Net tavo? Būna ir taip. Prasideda gerai. Tai linksmai, ta prasme, pradedam, tai labai gerai. Tai iš tikrųjų aš manau, kad grįžtant prie temos, kad išsiskiria didelės kompanijos, išsiskiria tuo, kad turi milžinišką vartotojų skaičių arba klientų skaičių. Ir jeigu mes norim, įsivaizduom verslą, didelį verslą, tai natūralu, kad jis turi atsiremti į didžiulį kiekį klientų skaičiaus, didelį klientų kiekį ir tada tai verslas bus didelis, nes jeigu klientų yra mažai ir jeigu tai yra labai nišinis produktas, tai natūralu, kad tai yra ganėtinai sunku, sakykime, ar ne, išvystyti didelę, sakykime, sukurti didelį poreikį, pavyzdžiui, kažkokiam nišiniam produktui, kuris skirtas PVZ ten specializuotas, kažkokiai tai tik tai labai siaurai žmonių grupiai. Sakykim, nežinau, su kuo čia palyginti. Vienu žodžiu, ar neįsivaizduoti, ar galvoju, kokį čia palyginimą. Sakykime, specialus šampūnas, pavyzdžiui, žalsvai violetiniais spalvos plaukam. Palaikyti spalvai, ar ne? Ar ten tų žalsvai violetinių spalvų yra plaukų, galbūt yra, sakykime, 0,00000%. Ir jeigu tu turi produktą, kuris yra skirtas tik tai, bet tai siaurai kategorijai, tai yra ganėtinai sudėtinga, sakykime, su juo padaryti didelę apyvartą, kadangi natūraliai vartotojų skaičius yra mažas. Tai čia antra, sakykime, tema, kas... Vėl, dar vienas paketas atėjau. Gracias. Klausimas yra tame, ar produktas, antras, sakykime, niuansas, ar ne, ar produktas, kam yra skirtas produktas. Ar jisai skirtas visiems, ar jisai yra labai nišinis. Tai antra dalis, ar ne, to pačio klausimo, atsakymo į tą patį klausimą, tai yra, kad produktas, kas liečia, jeigu kalbam jau konkrečiai apie Fitline, tai yra produktas, kurį vartoti gali realiai nuo naujagimio, nuo plius minus iki, sakykime, pabaigos, ar ne, žmogus nepriklauso kokio amžiaus. Iš esmės yra produktų paletė, kuri leidžia vartoti produktą labai, labai plačiam amžiaus diapazone ir nėra skirtumo, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, ar jis su plaukais, ar be plaukų, ta prasme, ar jisai, nesvarbu, ką jisai valgo, nesvarbu, kokį gyvenimo būdą jisai veda, tai nėra produktas skirtas, pavyzdžiui, tik sportininkam, tai nėra produktas skirtas,
žmonėm, kurie sveikai maitinasi, arba, sakykime, tai nėra produktas priešingai skirtas žmonėm, kuriem reikia kažkokios ekstra medicinės pagalbos, nes jie turi tam tikrą eilę kažkokių, sakykime, ligų ir jie turi vartoti tam tikrus produktus, jau nišinius produktus, kurie skirti būtent tai sveikatos, vadinkim, situacijai, kurią jie turi. Tai bet čia antra dalis, ar ne, sakykime, iš kur gauti didelį vartotojų skaičių, tai yra turėti produktą, kurį galėtų vartoti bet kuris žmogus, bet kurioje pasaulio vietoje. Dar vienas labai, manau, įdomus niuansas, kas liečia, žiūrint iš verslo pozicijos, mes kažkada seniai, neatsimenu, netgi gal dar kai draudime buvau, turėjau mokymus ir buvau vienas iš tokia buvo užduotis, ta prasme, buvo klausimas, kaip manote, kaip yra lengviau parduoti, tą prasme, ir buvo ten 3 variantai, kai siūlai klientui 5 produktus, kai klientui siūlai 3 produktus ir kai klientui siūlai 1 produktą. Na, galbūt kas nors galit parašyti komentarą greitai, kaip manot, kada yra lengviau parduoti, kai siūlai 5, pavyzdžiui, kai siūlai 3 ar kai siūlai 1. Nu, ar turim kokį atsakymą? Nu, okei, kadangi laikas, manau, šiuo atveju, žinai, kaip sakyti, yra greitai bėga, tai gal nelaukiam tų atsakymų, užbėgsim už akių. Idėja yra tame, sakykime, kad lengviausia parduoti, kai turi 1 produktą. Nors atrodo priešingai, iš karto pirma mintis yra, atnešiu 5 produktus ir jis kažką išsirinks. O pasirodo, visa pardavimų praktika, jinai rodo visiškai priešingą dalyką, kad lengviausiai yra parduoti tada, kai tu turi 1 produktą ar kai tu esi susikoncentravęs būtent į 1 produktą. Ir čia, kur mūsų? Aš turiu basicą, jeigu ką. Kur tie mūsų pakeliai darbiniai? Nu, kažkur tai pasislėpė. Tai mes realiai turim, sakykime, vėlgi, ar ne šiuo atveju žiūrint, neskaitant to, kad turim produktą, kuris yra skirtas nuo, sakykime, mažo iki garbaus amžiaus žmogaus, bet bazinis produktas realiai yra 1, sakykime, ir jis vadinasi bazinis setas. Ar ne, tai yra rytinis kokteilis ir vakarinis kokteilis, tai yra kai 1 produktas ir jisai yra bazinis setas, tai yra 1, sakykime. Ir jeigu mes šiuo atveju išmokstam dirbti su tuo 1 produktu, realiai, kaip deklaruoja pati kompanija, mes turime 80% rinkos, potencialios rinkos, kadangi 80% kompanijos pardavimų sudaro būtent tas, vadinkim, 1 produktas, 1 komplektas, rytinis ir vakarinis kokteilis. Tas labai supaprastina, sakykime, klientų paiešką ir ne tai, kad sakykime, paiešką ir darbą su klientu, kadangi mums nereikia žinoti apie 100 produktų, mums nereikia galvoti variantų, ar jisai tinka klientui ar netinka, ar jiem reikia ar nereikia. Mes turime universalų produktą, kuris tinka visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų gyvenimo, sakykime, būdo, ir kurį realiai išmokus rekomenduoti galima labai puikiai turėti didžiąją dalį klientų, galima sudominti 1 produktu. Kaip rytinis, vakarinis, paimam kaip 1 komplektą, kaip optimalus tas rinkinys. Tai tas irgi yra labai įdomi tokia strategija ir aš kai tą viską taip pasižiūrau iš toliau, aš suprantu, kad kompanija, jinai tiek kurdama produktą, tiek kurdama pardavimo strategiją, jinai jau turėjo išbandžius, ir ne tai, kad galbūt ir išbandžius, ir turėjo suvokimą, kaip sukurti, sakykime, sistemą, kuri iš tikrųjų funkcionuotų efektyviai. Ir aš manau, kad tai nėra atsitiktinai, sakykime, tas produktas parinktas, kad tai yra, sakykime, realiai 1 produktas pagrindinis parsiduoda. Tai vėlgi nėra atsitiktinai, kad produktas yra orientuotas į didelę masę žmonių, ar ne, tai nėra atsitiktinai. Visgi dar vienas labai svarbus niuansas pardavime, tai yra produktų klasiai. Nes kompanijos vėlgi, ar ne, būtų tas pats klausimas, sakykime, tai pačiai publikai, ar ne, kaip manot, kurios kompanijos turi didesnį pelną, ar tos, kur dirba su premium klasės produktu, ar tos, kur dirba su sakykime, pačios žemiausios klasės produktu. Ta pati pardavimų, sakykime, praktika, jinai rodo, kad kompanijos, kurios turi premium klasės produktą, jos yra žymiai pelningesnės
ir yra žymiai stabilesnės ir jų klientų ratas yra žymiai stabilesnis. Kaip tu sakai premium, tu turi galvoj geros kokybės ar aukštos kas kokybės įeina? produktą. Ir labai dažnai, sakykime, jeigu pažiūrėti, sakykime, bankrotus ar ne, visumoje, pavyzdžiui, įmonių, tai prie 100 turbūt, kaip sakyti, iš 100 bankrotų, galbūt vienas bankrotas, kuris gamina arba, sakykime, tiekia rinkai premium klasės produktą arba premium klasės paslaugą. 99 tai bus tie, sakykime, basic lygio arba ten žemo, sakykime, ar ne, sakykime, kokybės prasme, sakykime, lygio produktai ir kompanijos, kurios juos gamina. Tai čia irgi yra dar vienas iš tokių labai svarbių niuansų, nes kompanija iš karto nuo pat pirmos dienos, jinai buvo orientuota, kompanijos įkūrėjo Rolfo Zorgo asmeny, jinai iš karto buvo orientuota į premium klasės produktą. Tai mes, kai sudedam viską dabar į vieną krūvą, gaunam tokią labai įdomų puzlę. Mes turim premium klasės produktą, kurio vartotojas ir klientas yra daug stabilesnis negu yra, sakykime, tos žemesnės klasės produktų. Mes visumoje turim vieną pasiūlymą visiems klientam ir jisai tinka nepriklausomai nuo amžiaus ir nepriklausomai nuo gyvenamosios teritorijos. Apie logistiką galbūt dar irgi paliesim, ar ne, truputėlį. Bet vis tiek gerai, kad primeni. Turim premium produktą, turim produktą, kuris skirtas visiems. Ir du, sakykime, dalykai. Taip, šalia to turim išspręstą logistiką, kuri šiai dienai leidžia produktą pristatyti iš esmės į bet kurią pasaulio šalį. Yra šalių, kurios galbūt užsidarė, sakykime, iš vidaus, kaip pavyzdys, viena iš tokių šalių yra Brazilija, kur ten yra labai sudėtinga įvežti visumoje bet kokį produktą, nes ten yra tam tikri reikalavimai. Ten, kai juokas dabar nieko neįmanoma nusiųsti, nes viską visumoje gražina atgal, sakykime, netgi tokios specifinės šalys kaip Izraelis, ta prasme, kur ten reikalingi papildomi sertifikatai, tokie, sakykime, kaip kosher, ta prasme, į Izraelis puikiausiai, sakykime, juda su Fitline produktais. Tai irgi yra vienas iš tokių įdomių rodiklių, pavyzdžiui, būtent pardavimai Izraelyje, kadangi tai yra šalis su labai specifiniais reikalavimais. Tai Fitline'as puikiausiai sukasi Izraelį ir turi apyvartas ir turi augančias apyvartas. Tai dabar, jeigu grįžtam atgal į tą verslo suvokimą, tai aš manau, kad tai yra tikrai pasiūlymas, kuris yra vertas dėmesio. Jeigu dar truputėlį tiesą pagrįžti, tai kompanija vėlgi nėra nauja kompanija, nes tinklinė marketinge, sakykime, tos augančios, vadinkim, žvaigždinės kompanijos, jos išsilaiko 5, maksimum 7 metus, 10. Ten būna didžiuliai augimai, ten būna didžiulės išmokos, ten būna didžiuliai, sakykime, niuansai, daug visko, daug šou, daug fejerverkų, bet praeina 10 metų ir kompanija dingsta arba nekeičia pavadinimą, arba nekeičia marketingo planą. Tai Piemas jau yra rinkoje 32 metai, sekantys bus 33, kaip mes juokimės, Kristaus amžius ateina Kristaus amžius, bet 33 metai. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad jau tie visi, vadinkim, tie burbulinės, tas periodas jau jisai praėjęs, kompanija stabiliai dirba, stabiliai eina į priekį. Jinai šiais pagal šių metų apyvartas, jinai planuoja, kad jinai pabaigs metus jau netgi ne 6 vietoje tarp visų tinklinio marketingo kompanijų, kaip buvo pernai, bet pabaigs 5 greičiausia, nes apyvarta 4 milijardus, taip, vadinkim tas visas pasaulinė apyvarta. Europoje jinai yra vienareikšmiškai numeris 1, Vokietijoje yra vienareikšmiškai numeris 1. Daugelį šalių aplinkui, sakykime, manau, irgi pamažu jinai yra numeris 1, kadangi apyvartos tikrai didėja ir, pavyzdžiui, augimas visumoje, pavyzdžiui, rytų Europos rinkose augimas 58% nuo metų pradžios. Lietuvoje mes turim visumoje unikalią situaciją, turim 164% augimą lyginant su praeitų metų rugpjūčio mėnesiu. Didžiulį šuolį. Tai tas viskas veikia ir manau, kad viską, kai sudedam, tai yra būtent pasiūlymas čia ir dabar. Ir arba mes tą pasiūlymą imam ir kažką su juo darom, arba laukiam. Bet laikas, kaip savo, dabar bėga labai greitai. Dar palaukus pusę metų gali jau būti situacija visiškai kita.
Tai tu turi galvoj, kad čia dabar pats laikas įsijungti, kadangi vyksta didelis augimas ir Europoje, ne tik tai visam pasaulyje, Kaip aš pieno. juokuosi su savo palyginimo apie bulves, ne, kad jeigu dabar rudenį pasodinsim bulves, tai pavasarį nieko neprikasim. Bet jeigu tas pačias bulves pasodinsim pavasarį, tai rudenį, tikėkime, bus derlius, nors aš čia Lietuvoje girdėjau, kad ten žmonės aparė bulves, nes jos visos, kaip sakyti, vandenį buvo, tai čia, tam tikri niuansai, kaip sakyti, visada yra. Bet visumoje užaugti galima ten, kur yra augimas. Na, kodėl? Todėl, kad, tai labai, paprastas atsakymas, kai yra augimas, kompanija, sakykime, gaudama pliusą visą laiką, sakykime, pliusą iš pardavimų, jinai natūraliai dalį ar tą visą pliusą deda atgal. Jinai gali toliau tobulinti produktą, jinai gali, sakykime, atidarinėti naujas rinkas, jinai gali spręsti kažkokius tai logistinius klausimus, sakykime, kaip ir dabar Amerikoje atidaromas naujas logistikos centras, Amerikoje atidaromas naujas klientų aptarnavimo centras. Prasme, kompanija planuoja ten daryti logistikos centrus taip pačioje Indijoje, ar ne? Kompanija pamažu keliasi į didžiąją Kiniją, nors jau dirba Honkongė ir Taivanėje, ta prasme. Tai kai vyksta pliusas, kai vyksta augimas, kompanija turėdama pliusą, jinai gali tą pliusą panaudoti savo plėtrai. Ir tada nenukenčia konsultantai, nes jeigu, sakykime, nėra augimo, o kompanija nori plėstis, tai natūraliai iš kažkur reikia atimti. Logiškai. Norint įdėti, reikia iš kažkur paimti. Kada yra didelis augimas, kompanija gauna pastoviai, sakykime, didelį pliusą, tą pliusą gali investuoti, neliesdama, sakykime, tų pinigų, kuriuos jinai moka, pavyzdžiui, per bonusų savo konsultantam. Jinai neprastina sąlygų, vadinkim, konsultantam. Kadangi jinai tiesiog turi pastovų pliusą. Čia reiktų dar paminėti, kaip ten tas visas marketingo planas, kad teisme užpatentuotas, kad Vokietijos 100 metų. Dabar reiktų pasižiūrėti, ar netiksliai metus, bet kompanija turėjo apgynė savo garbę Vokietijos teisme, taip kad marketingo planas yra legalus, patvirtas Vokietijos teismo ir šiuo atveju tikrai galim drąsiai jungtis prie kompanijos. Tai čia tokia, manau, kad įvadas, ar ne, į tai, kodėl reikia galvoti, sakykime, jeigu žiūrėti iš tokios makro labiau pusės. Jeigu dabar jau pereiti labiau galbūt prie to, kokia grąža visgi yra su kompanija, tai aš manau, čia yra vėl kiti tam tikri niuansai, kurie irgi labai svarbus. Nes aš manau, kad lygindama su tam tikrom, sakykime, kitom kažkiek kompanijom, pas mus apyvartą galima padaryti su žymiai mažesniu kiekiu registruotų partnerių. Bet čia yra dar vienas labai svarbus niuansas, dėl ko verta pagalvoti apie, sakykime, būtent kodėl verta prisijungti prie kompanijos PM International. Todėl, kad apyvartos, vadinkim, tas vieno žmogaus pirkimas statistinis, jisai yra, pavyzdžiui, tikrai ganėtinai aukštas ir ganėtinai didelis. Ir tai nėra ne tik mūsų grupėje, tai yra visumoje, sakykime, jeigu užėjti per įvairias grupės, jis yra gan panašus, ten skiriasi, aišku, kažkiek tai, bet jis yra ganėtinai aukštas, bet tai yra vėlgi labai svarbus niuansas. Ir įsivaizduokite, jeigu, pavyzdžiui, jūs norit padaryti 100 000 apyvartą ir turite, kaip pavyzdys, sakykime, 100 eurų statistinį kliento apsipirkimą, tai yra vienas kiekis žmonių. Ir jeigu jūs turite, pavyzdžiui, tik tai 20 eurų statistinį klientų apsipirkimą, automatiškai reikės 5 kartus daugiau žmonių tam, kad pasiekti tą pačią apyvartą. Tai šiuo atveju vėlgi pati strategija kompanijos jinai taip suprojektuota, kad tas natūralus žmogaus mėnesio apsipirkimas, jisai santykinai yra ganėtinai, sakykime, aukštas, ar ne? Ta riba yra ganėtinai aukšta ir dėka to mes galime sukurti didelės pajamas, turėdami santykinai netokį didelį žmonių skaičių, nes, pavyzdžiui, mūsų patirtis asmeninė rugpjūčio mėnesio, tai su 2200 registruotų partnerių, natūralu, kad dalis iš jų užsakymų nedarė tą mėnesį, tai čia, kaip sakyti, tai yra visiškai normali praktika. Tai grubiai su 2200 žmonių mūsų apyvarta rugpjūčio mėnesį viršijo 300, buvo netoli 350 tūkstančių, ten buvo 340 su kapeikom, sakykime, tūkstančių. Tai yra labai geras
santykis, labai geras rezultatas, ta prasme, pagal žmonių kiekį ir pagal padarytą apyvartą. Tai va, tai 350 tūkstančių apyvartą, tai yra, iš tikrųjų jau ženklus toks, ar ne, sakykime, ženklus kiekis. Bet tai dar yra dėl to, kad vartoja ne tik žmona, bet ir vyras, ir vaikai. Ta prasme, visiems produktas tinka, jeigu visa šeima vartoja, taip natūraliai gaunasi. Tai va, būtent, ar ne, apie tą ir kalbam, kad va, dėka to, sakykime, kad produktas, jau čia grįžtam vėl, ar ne į pirmą dalį, dėka to, kad produktas skirtas visiems. Taip. Gaunasi, kad, sakykime, tas vartojimas šeimai, jis yra, vėlgi, ar net gali būti daug didesnis, jeigu vartoja ir vyras, ir žmona, galbūt vaikai. Mes dabar, Julijai 11, kaip rekomendacija vartoti bazinį setą nuo 12 metų, bet kadangi jinai tokia nėra, pas mus, kaip sakyti, jinai yra aukšta ir tokia ganėtinai suaugus ir subrendus pagal savo amžių, jinai jau geria taipogi suaugusių, tą Power kokteilį. Tai realiai gaunasi, kad pas mus šeimoje yra 4 žmonės, sakykime, mes per mėnesį sunaudojam 4, bazinius setus. 4 vartotojai. Tai natūraliai, kad šeimos mastu imant, tas, sakykime, ar ne, suma jinai dar didėja. Bet jeigu paimti kaip individą, ar ne, kaip vieną žmogų, tai natūraliai ir tai suma yra ganėtinai didelė. Bet faktas, kad jeigu aš turiu sutartį, tai aš perku ir žmonai, ir vaikam per savo numerį, tai tas irgi duoda tam tikrą didesnę. Tai čia ta viena pusė, kurią, manau, galima taipogi tikrai atkreipti dėmesį, nes tikrai su gan nedideliu žmonių kiekiu galima pasiekti didžiulės apyvartas. O toliau jau, manau, piniginė prasme vėlgi viskas yra proporcingai. Ar ne? Kuo didesnė apyvarta, tuo didesni pinigai. Ir čia vėlgi savęs, kaip sakau, nereikėtų, ne tai, kad nereikėtų apgauti, bet aš netgi irgi pririšu truputėlį ne tiek, kad su apyvarta, kiek, pavyzdžiui, su žmonių kiekiu uždarbį. Taip, jeigu ten, pavyzdžiui, paimti labai tokiu primityvę schemą, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, pas mus yra ta President Team kvalifikacija, jeigu jūs teisingai sustačius struktūrą, kuris bus, sakykime, 1000 žmonių, ir jinai bus teisingai sustatyta, ta prasme, tai galima uždirbti apie 10 000 eurų. Su 1000 žmonių grupe. Tai jeigu lyginti visą tai su kitom kompanijom, tai čia yra didelis, manau, Piemas turi šiuo atveju didelį privalumą, nes uždirbti tą patį kiekį pinigų galima su žymiai mažesniu žmonių kiekiu. Gerai, iš to patirties, ką, pavyzdžiui, kitoj įmonėje, dvigubai daugiau reikia žmonių ar kiek? Pas mus buvo vidutinis krepšelis 33 eurai. Statistinis. Vidutinis statistinis krepšelis buvo 33 eurai, o čia gaunasi, kad vidutinis statistinis krepšelis yra, sakykime, turbūt, kiek mes ten 300. Gaunasi 100. Daugiau negu 100, negu skaičiuot, pavyzdžiui, pagal rugpjūčio mėnesį, tai 340 iš 2000, tai kas čia gaunasi, net gaunasi 170 buvo rugpjūčio mėnesį, vidutinis statistinis krepšelis. Rugpjūčio mėnesis buvo, tai kur 33 ir kur 170. Tai realiai nesvarbu, netgi, kaip sakau, šiuo atveju nėra svarbu, kokį procentą kompanija moka nuo galutiniam rezultatą, sakykime, nežiūrint į marketingo plano subtilybės, bet kiek procentų gauni, sakykime, nuo padarytos apyvartos, ar ne, bet kiek konkrečiai procentų lieka. Tai iš tos pusės žiūrint, vis tiek tam pašu, kad kuo didesnė apyvarta, nesvarbu, kiek kompanija gali, kad ir dvigubai mokėti daugiau negu Piemas, bet jeigu tu turi, sakykime, tik 33 eurus vartojimo krepšelį, tai kiek tau žmonių reikia turėti grupėje, kad pasiektum, pavyzdžiui, tą pačią 300 apyvartą, ar ne, kai krepšelis, pavyzdžiui, 6 kartus mažesnis. Tai irgi yra, o mūsų darbas tinklinio marketinge, ar ne, yra kas, tai yra būtent reikia atvesti, kaip sakyti, žmogų, parodyti jam, ar ne, sudominti jį, kaip sakyti, ir vesti, ir lydėti kartu kaip vartotojai, ar lydėti kartu kaip partneriai, einant tuo keliu kartu. Tai viena yra ganyti, kaip sakau, ten bandą, kurių yra 10, čia grubiai pasakysiu, ar ne, ganyti bandą, kur yra 10 ten tų, sakykime, avių, kad tai yra ganyti bandą, kur yra 1000 avių.
Ta prasme, yra žymiai sudėtingesnis mechanizmas. Tai čia yra kas gerai, kad su santykinai nedideliu kiekiu žmonių mes galim pasiekti tikrai labai aukštą finansinį rezultatą ir turėti tikrai gerą grąžą iš kompanijos, sakykime, bonusų pavidalu. Taip. Gerai, bet čia reikia turėti kažkokių įgūdžių, kaip čia tam pradedančiajam, pavyzdžiui, betinklinės rinkodaros, tų visų subtilybių nežinančiam, ar įmanoma užsidirbti ir ar yra, kaip pasakyti, statistika kažkokia, kai kas vyksta. Ingrida, čia kaip sakau, supranti, čia kaip šitam, kaip pavyzdžiui, Danijoje pas mus vairas toj pačioj pusėje, ar ne? Taip. Sakykime, lygiai tas pats, tu gali būti labai profesionalus vairuotojas važinėdamas kairiai pusėje, bet kai nuvažiuoju į Angliją, aš bandžiau, ta prasme, ar ne, kai nuskridau į Airiją, nuomau mašiną, reikėjo važiuoti kitą pusę kelio, buvo niuansų ir nemažai. Tai čia atsakymas truputėlį į tai, ar sakykime, tinklinis marketingas jisai padeda. Taip, jisai padeda, nes įgūdžiai iš esmės tie patys, tik tai reikia perprasti tam tikrus dalykus. Taip, kad pradžia, jinai gali būti sunki, kadangi tau reikės važiuoti kitą kelio pusę. Tai tas gali būti, bet jeigu žmogus jisai, kaip sakau, suvokia pagrindinius bazinius dalykus tinklinio marketingą, jisai gali judėti labai greitai. Jeigu ne, tai aš manau, tai yra labai geras iš esmės šansas žmonėm, kurie visumoje turi didelį socialinį tinklą. Aš turiu galvoj ne tik online variantą, ar ne ten, bet kurie visumoje bendrauja su dideliu kiekiu žmonių. Bendraujantys. Kurių socialinis tinklas yra didelis visumoje. Ne tik online, bet ir būtent ir gyvų žmonių kontaktai. Realiam gyvenime, kurį pačiupinėti galima, ar ne? Tai jeigu mes esam bendraujantys žmogus, turim, sakykime, didelį socialinį tinklą, tai ką mums reikia padaryti, mums reikia tiesiog išskleisti informaciją. Kas tai yra tinklinis, sakykime, kas tai yra uždarbis, nuo ko priklauso uždarbis tinklinė marketinge. Tinklinė marketinge uždarbis priklauso nuo to, kiek daug žmonių dėka jūsų sužinos apie produktą ir pradės jį vartoti. Jie perka tiesiai kompanijoje, gauna čia visą kitą pusę, tos kol kas neliečiam, bet esmė, sakykime, klausimo yra tame, ar ne, kad kiek daug žmonių jūsų dėka sužinos apie produktą ir pradės jį vartoti. Bet čia yra esminis klausimas. Ir jeigu, pavyzdžiui, pa žmogų yra platus socialinis ratas, platus socialinis tinklas ir jisai gali, pavyzdžiui, pradėjęs vartoti produktą, aišku, čia grįžtam turbūt į tą klausimą, kad nevartojant produktų, bus jį sunku reklamuoti. Pirmiausia, jis turi patikti mums patiems. Tai čia jau esminė dalis atsakymo, bet sakykime, jeigu jisai aktyviai pasidalins informaciją ir aš nevartoju žodžio sąmoningai parduoti, ar ne? Jeigu jisai pasidalins informaciją su savo socialiniu tinklu, su savo socialinė aplinka, tai yra didelė tikimybė, kad dalis tų žmonių, jie sakys, okei, mes taipogi norim gero, kokybiško premium klasės produkto už labai protingą kainą vartoti, sakykime, savo namuose. Ir čia nereikia labai kažkokių, kaip sakau, šioje vietoje galvoti sudėtingų schemų. Ta prasme, schema labai paprasta. Ir šiuo atveju suvokimas turi būti labai paprastas, kad kuo daugiau žmonių mano dėka išgirsta apie produktą ir pradeda jį vartoti, tuo daugiau, sakykime, tuo didesnė bus apyvarta, tuo didesnė bus grupė, tuo didesnę grąžą aš gausiu. Taip. Ir visą tai reikia daryti ant tiek paprastai, kad kiekvienas žmogus, kuris ateina, galėtų visą tai duplikuoti. Nes, Žiūrėk, tai dabar ką duoda ta bendruomenė, ta sistema, ką duoda būtent PM, kaip vyksta, čia įeina ir marketingo planas, ir mokymai mūsų, mes turim sistemą stiprią ir PM visos tos, kaip pasakyti, pagalba. Dar noriu prieš tai paminėti, kad dauguma ateina dėl produkto, nes produktas yra ypatingas ir gera kokybė visiems, tai čia nereikia niekam nieko įrodyti, pačiam vartoti ir skleisti tą žinią. Tai norėjau pridėti prie tavo to pabaigoje. Tai ką duoda ta bendruomenė ir ta sistema? Ką gauna? Aš manau, kad, tai nėra verslas individualistams.
Na, tinklinis marketingas visgi tai yra verslas, kuriame bendravimas užima labai tokią didelę ir labai svarbią dalį. Kadangi, kaip ir iš vienos pusės, kaip žiūrint, jeigu taip labai paprastai žiūrėti, tai pats pirkimas, jisai nieko nesiskiria nuo pirkimo tradiciniai parduotuvėje. Jisai nesiskiria nuo, sakykime, žmonėsgi perka produktus Amazone, jų niekas nekonsultuoja. Ir ne, jie perka ten produktus kažkokio, tai nežinau, temų ar ne, dabar populiari ten eBay'us, kažkada, sakykime, buvo labai populiari platforma, dabar, sakykime, kitos platformos jau galbūt labiau užimat, sakykime, eBay'us vietą. Bet faktas tame, kad tu nusipirkai ir tu pats esi atsakingas už savo pirkinį. Tai iš principo tinklinė marketingė irgi yra tas pats, bet ką mes darom, mes, sakykime, realiai duodam pliusą žmogui, kadangi jisai gauna dar ne tik, sakykime, gerą kokybišką produktą už gerą kainą, bet šalia to dar jisai gauna globą žmogaus, kuris jam apie produktą papasakojo. Ir va čia yra labai didžiulis skirtumas būtent, sakykime, nuo paprastos, vadinkim, prekybos, tinklinis marketingas. Ir jeigu mes mokam ir gebam konsultuoti tą žmogų, jeigu mes mokam ir gebam jį vesti, tai yra iš tikrųjų didelis šansas, kad turėsim pastovų, nuolatinių klientų ratą, kurie tiesiog norės su mumis komunikuoti. Ir va čia atsiranda tas bendruomenės momentas. Bet iš kitos pusės žiūrint, tai visada bus žmonių, kurie tiesiog bus orientuoti į produktą, jisai vartos, jisai žinos, kodėl jį vartoja. Ir jam galbūt ir nereikės to papildomo vedimo ir tos papildomos globos. Prasme, tai yra labai individualiai. Na, vieni žmonės, jie norės, o kitiems tiesiog reikės gero produkto, jie pirks kaip klientai ir sakys, nelyskit man į akis, nes man tiesiog užtenka turėti gerą produktą namuose. Taip. Gerai, o kas dirbantiem, kaip pasakyti, norintiem išvystyti verslą, ką gauna ir mūsų komandoje, ir aplamai iš PM, ką gauna, kokią gerovę gauna. Kokią naudą. Kažkai žodžio nerandu, benefit. Benefit, naudos. Jo, nauda. Iš tikrųjų, tai yra labai geras žodis, aš jį dabar iš tikrųjų tai naudoju labai dažnai paskutiniu metu. Nes manau, kad jeigu jau žiūrim iš verslo pusės, tai kiekvienas mes ateinam į bet kurią, sakykime, į darbą einam dėl to, kad gauti naudą finansinę. Taip. Vis tiek pagrindinė nauda darbe, bet kuriam tai yra finansinė. Taip, fainas kolektyvas yra gerai, tai yra papildoma nauda, geros darbo sąlygos yra gerai, tai yra papildoma nauda. Bet kompanija galbūt išveža į kalėdinį vakarėlį, kaip sakyti, tai yra papildoma nauda, bet pagrindinė nauda vis tiek yra atlyginimas. Ir atlyginimų dydis yra suvokiamas kaip pagrindinė nauda. Tai tinkle, manau, irgi tas pats. Ta prasme, jeigu žmogus ateina užsidirbti, tai aišku, produktas vartojamas ir tai, kaip jisai keičia mūsų sveikatą, tai yra vienareikšmiškai, kaip sakau, vienas pagrindinių niuansus, kas liečia PM produktus, kas liečia Fitline produktus, nes tai yra produktas, kuris realiai veikia mūsų organizmą ir veikia labai teigiamai. Ir turim tikrai didžiulį kiekį žmonių, kurie tai gali patvirtinti, sakykime, per atsiliepimus ir taip toliau. Bet jeigu žiūrim iš finansinės pusės, tai mes vis tiek ateinam tam, kad gauti naudą. Taip. Na, tai bet ir čia reikia tada žiūrėti labai paprastai ir labai pragmatiškai. Tam, kad gauti naudą, reikia daryti tam tikrus veiksmus. Ką daro, sakykime, pats PM'as ir ką daro konkrečiai, pavyzdžiui, mūsų grupė. Mes tiek PM'as, tiek mūsų grupė mes kuriam aplinką, kuri padeda žmogui tiesiog tuos veiksmus padaryti. Sakykime, jam reikia, pavyzdžiui, išmokti pakviesti. Pirmame etape tiesiog reikia išmokti pakviesti žmogų į susitikimą, kadangi šiandien vakare lietuvių kalba bus marketingo planas. Nereikia pačiam pasakoti marketingo planų. Vakar buvo, sakykime, produkto pristatymas. Nežinau, ar šį ketvirtadienį pradėsim, sakykime, jeigu nepradėsim, tai bus marketingo planas, jeigu pradėsim, tai bus partnerių mokykla. Sekmadienį bus, sakykime, produkto tokia, kaip produkto pristatymas arba mini produkto akademija. Tai yra tas, ką mes, pavyzdžiui, duodam lietuvių kalba kiekvienam žmogui, kuris prisijungia, bet pradinėme etape jam nereikia daug žinoti apie produktą, jam nereikia daug žinoti apie marketingų planą, jam tai reikia ką padaryti, jam reikia tiesiog pakviesti žmogų į
tam tikrą online susitikimą, kuris vyksta iš esmės šiai dienai jau pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis ir sekmadienis. Tai yra 5 susitikimai lietuvių kalba kiekvieną savaitę, į kurį galima ateiti, į 4 gali ateiti klientai, tik, sakykime, kliento statuse, į 5 jau turi būti partnerio statuse, kad galėtum prisijungti prie mokymų. Tai čia eina kalba tik apie lietuvių kalbą. Taip, bet dar yra komandiniai susitikimai. Apie mūsų grupę jo, o jeigu kalbam plačiau, tą prasme, kadangi tinklinis marketingas tai yra struktūra, kurioje yra aukštesnysis sponsorius ir taip toliau, sponsorinė linija ir ten, tai tų renginių jau ne lietuvių kalba jų yra ten, kaip sakyti, gali nieko daugiau neveikti, tik tai sėdėti susitikimuose iš principo. Ne? Palaikymas yra didžiulis. Jeigu kalbam grinai apie patį, sakykime, PM funkcionalumą, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tai pačioj Danijoje, tai vis tiek jūs turite irgi verslo akademiją, danų kalba. Mes turim Power Days tais. Turit Power Days, ar ne, turite pristatymus, ten, sakykime, Zoom. Taip, yra ir pristatymai online ir gyvai. Tai va, ir online, ir gyvai. Tas pats yra visose šalyse, iš principo, kuriuose veikia kompanijas, kaip abiem kojom. Tai iš esmės, jeigu esate bet kurioje Europos šaly, Airijoje kol kas tai neveikia 100%, dar Airija nėra atidaryta rinkai, Airijoje galima užsakyti produktą, užsiregistruoti, užsakyti produktą, produktas važiuoja, bet kol kas nėra kompanijos filialų. Tai, iš karto, kad jau apie Airiją prakalbam, tai Airijoje rugpjūčio 28, tai čia bus kitą sekmadienį, mes turėsime Dubline Leonardo Hotel, Parnell Street yra tas Leonardo Hotel, turėsim 3 susitikimus, 10 val. Bus verslo ir produktų pristatymas lietuvių kalba, 12 rusų ir 14 anglų. Tai bet jeigu esate Airijoje, arba tiesiog turite kažką iš Airijos, galite pasidalinti tą informaciją, kad bus 3, realiai per vieną dieną bus 3 susitikimai 3 kalbomis, jie bus analogiški, tik tai bus skirtingomis kalbomis, tam, kad paliesti kuo didesnį ratą žmonių. Tai irgi yra tam tikra sistemos dalis. Pavyzdžiui, šiaip pridėkim dar, kad tu būsi tenai. Jo, aš taip pat asmeniškai būsiu tenai. Bet turėsim labai žvaigždinį iš tikrųjų sąstatą Airijoje šį kartą, tai tikrai kviečiam prisijungti ir išgirsti, gauti informaciją apie kompaniją ar produktus. Šis savaitgalis iš principo taipogi yra verslo akademijų, netgi ne verslo akademijų, dabar jau šį mėnesį pas mus yra nacionalinis kongresas, ne verslo akademija, tai nacionalinių kongresų savaitgalis. Tai mes su Jolanta skrisim į Valenciją, į Ispanijos nacionalinį kongresą. Pas jūs Danijoje kažkas irgi vyks, kaip suprantu, kažkas, bet ne tokio lygio. Ne tokio lygio, kadangi tiesiog šalis dar yra maža ir tiesiog nėra ties, ar ne. Vėlgi kviečiame spalio 18 dieną į Lietuvoje į nacionalinį kongresą, kurį mes turėsime Lietuvoje lietuvių kalba. Bet tai čia bus spalio mėnesį, o šiaip, sakykime, lygiai tą patį, bet šį ateinantį savaitgalį vyksta kongresas Anglijoje. Jeigu esate iš Anglijos, tiesiog vėlgi, ar ne, pasidomėkite, pasižiūrėkite, kreipkitės, galima apsilankyti nacionaliniam kongrese Anglijoje, ir bus ir Vokietijoje, ir eilė kitų šalių. Tai kompanija pati, jinai labai stipriai remia, ir jinai labai stipriai skatina per įvairius būtent, sakykime, renginius, kad žmonės kuo labiau įsitrauktų, kad kuo daugiau, sakykime, gautų informacijos, kad daugiau gautų palaikymo. Mes, dar pabaigsiu, ar ne? Gerai, žiūrėk, tai yra bendrystė labai stipri, nes tie kongresuose susipažįsti su žmonėm, gal tik online esi matęs, yra kelionės, yra pensijų sistema, yra, kaip čia, automobilis, daug dalykų skatina pats PM-as. Tai taip, iš tikrųjų yra didelė, išdirbta ta visa sistema. Tai vienas iš tų, sakykime, motyvacinių, tai yra būtent jo, apie ką kalbėjom, nacionaliniai kongresai ir sakykime, verslo akademijos, kuriuose, aišku, žmonės gauna ir pripažinimą, yra sveikinami, ar ne, pagal rangus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas tikrai duoda. Šalia to taip yra ir daug įvairių papildomų programų. Bet aš šiaip labiau visgi, kaip sakau, linkęs būčiau, kad žmogus, kuriam įdomu, visgi pradžiai labiau reikėtų galbūt domėtis tą bazinę, ar ne?
baziniais Taip, dalykais, mes tik kaip paminėjom. pasinaudoti sistemą ir kaip uždirbti ir kaip padaryti tuos pirmus žingsnius versle. Tai va, jeigu aš dar apie taip grįšiu, gerai, prie auto programos, ten kelionių ir taip toliau. Gerai. Dar žinai, ką labai noriu, aš neturiu tokios didelės patirties, bet šiaip bendrai žmonės įpratę, kad tinkliniam moterys dalyvauja ir čia tokių namų šeimininkių darbeliai, kaip pasakyti, nuo seniau taip yra. O kaip yra PM, kokį žmonės renkasi? Ir ar čia vyrų yra, ar tu tik tai ne vienas? moteris, jeigu ką. Ar tu tik vienas? Tai va, ne, visumoje, netgi mes, kai buvom prieš tai kompanijoje, tai mes juokdavomės, ar ne, kad produktus parduoda ir konsultuoja klientus moterys, bet verslą kaip sistemą kuria vyrai. Aš nežinau kodėl, galbūt yra tam tikras mąstymo skirtumas, matymo skirtumas. Galbūt vyrai yra mažiau emocingi ir jie, kadangi vėlgi jau grįžtam į tą ar ne bendruomenės klausimą, jiem lengviau yra, sakykime, kai kuriuos procesus, kaip sakyti, suvaldyti, kadangi jie tiesiog yra mažiau emocingi ir jie ramiau žiūri tam tikras situacijas, ar ne, bet moterim yra truputėlį ten sudėtingiau. Kodėl renkasi moterys, nežinau, kas padarė tą tokį, sakykime, žingsnį, kad tinklinis marketingas čia yra moterų verslas, aš manau, kad tikrai ne, nes pačiuose renginiuose iš tikrųjų yra masė vyrų ir aš manau, Ingrida, kai tu irgi prisijungsi sakykime, į pirmą tokį didesnį renginį, aišku, labai būtų faina, kad jau turėtum galimybę dalyvauti, pavyzdžiui, kalėdiniam ar ne kongrese, kuris bus naujametiniam kongrese, tai pamatysi, kiek iš tikrųjų yra tenai, sakykime, vyrų, ar ne? Nes tai yra verslas iš esmės šeimai, ne, tai gali daryti ir vyras, ir moteris. Ir galbūt vyrai jie nežiūri į tai rimtai, nes nemato tų pajamų, kurias galima čia uždirbti. Bet jeigu, sakykime, užeiti iš tos pusės, kad su tinkliniu marketingu realiai galima uždirbti kartais daugiau negu netgi gerai mokamam samdomam darbe, tai aš manau, pačiam vyram irgi turėtų tai būti pakankamai įdomi tema, kadangi pinigai jie ateina, aišku, kitokiu būdu, bet jie gali ateiti, vėlgi labai dideli, negu padarysim tam tikrus bazinius dalykus. Turėdami didelę apyvartą tikrai gausim didelės išmokas. Ir čia visiškai nesvarbu, ta prasme, ar tu vyras, ar tu moteris, reikia padaryti darbą. Taip, kiek pastangų įdedi, tai tą ir turi, mano nuomonė, tinkliniam yra dar labiau tos matosi pastangos, tikslai, kokius tikslus turi ateidamas į pačią firmą. Žiūrėk, šioje vietoje ne, aš, sakykime, pavyzdžiui, visgi darbą tinkliniam marketingą, aš nevadinčiau darbu, tai vadinčiau investiciją. Ar ne? Kodėl? Todėl, kad labai, sakykime, ta schema labai tokia gaunasi paprasta, ar ne, iš tikrųjų, pradžioje mes įdedam daug laiko, įdedam daug pastangų, įdedam, vadinkim, daug darbo, ar ne, bet rezultatas jis yra labai mažas. Ar ne, mes esam vadinkim, tokio, tu čia negali piešti, net neturi lentos, ar ne, šitoj programėlėje. Ne, šitoj platformoje nėra, nes viskas aišku. Ar ne, pas mus, sakykime, bet įsivaizduokite, mes turim 2 trikampius, ar ne, vienas yra tradicinis trikampis, o kitas yra apverstas trikampis. Taip. Na, bet vienas apverstas, o kitas tradicinis. Tai apverstas trikampis tai yra pajamos, o tradicinis trikampis tai yra būtent darbo, pastangos, įdėtos pastangos, ar ne, sakykime, tą plačiają prasme, tiek laiko prasme, tiek atliktų veiksmų prasme, tiek netgi pinigų įdėtų prasme. Tai pradžioje, ar ne, jeigu tuos 2 trikampius sustatytume vieną šalia kito, tai vienur būtų ta plokštuma, ar ne, o kitur būtų smaigalys. Taip. Tai bet natūralu, kad pradžioj mes įdedam labai daug pastangų už labai mažą, sakykime, rezultatą. Bet jeigu toliau tęsiame ir toliau viską darome, sakykime, tą pačią kryptimį, nemetam, kaip sakyti, kelio dėl takelio ir išlaikom, kaip sakau, tvirtybę ir nueinam iki tam tikro taško, kažkurio momentu jau tai susilygins. Dar paėjus kažkiek tai aukščiau,
pastangų bus žymiai mažiau, lyginant su gaunamu rezultatu. Aš nesakau, kad jų nebus, kad jų nėra ir kad jų nereikia. Kokios bus? Bet rezultatas, sakykime, šiuo atveju, kuris grįž, jisai bus kartais, jis bus nesulyginamai didesnis negu mūsų įdedama dalis. Tai čia yra, visumoje verslas yra investicija. Verslas negalima, kaip ko versle mąstyti tą kategoriją, kad padariau, gavau. Nes tai bus darbas. Ar ne darbę mes mąstom tą kategoriją. Padariau, gavau. Atidirbau 10 valandų, uždirbau, sakykime, ten, nežinau, 100 eurų, kaip pavyzdys, per tą dieną. Taip. Ar ne, atidirbau 12 valandų, uždirbau 120 eurų per tą dieną. Versle yra visiškai kitaip. Ar ne, iš pradžių mes dedam ir tas rezultatas iš pradžių yra galbūt netgi niekingai mažas, bet kažkuriuo momentu rezultatas bus ant tiek didelis, kad ten nebus ką lyginti su pastangom. Gerai, nuo ko? Ar čia dėl to, kad komandinis darbas yra, dėl ko taip įvyksta? Dėl to, kad visgi jeigu tai yra teisingas tinklinis marketingas, tai veikia natūraliai ta sniego gniūžtės principas, ar ne? Ir kuo giliau, kuo daugiau mes tai darom, tuo natūraliai daugiau žmonių jungiasi. Čia kaip ir grįžtam, ar ne, į tą temą, kas tai yra pajamos tinkliniam marketingui, ar ne, tai yra kuo daugiau žmonių jūsų dėka sužinos apie produktą ir pradės jį vartoti, sakykim, daily base, ar ne, kiekvieną dieną, tuo didesnės bus jūsų pajamos. Tai natūralu, kad tęsiant, bet pastoviai dirbant, pastoviai skleidžiant informaciją, ar ne, ten atsiranda sekančiam etapė, mes padedam žmonėm, kurie ateina pas mus, kad jie darytų tą patį, ar ne, kad jie toliau skleistų informaciją savo rate. Ir jeigu aš vienas pažįstu 1000 žmonių, tai 10 žmonių jau kartu sudėjus pažįsta 10 000 žmonių. Ir dėl to rezultatas jisai po to yra labai didelis. Nes mes kiekvienasgi dirbam savo rate. Taip. Ir iš pradžių, sakykime, nereikia bijoti to darbo savo rate. Aišku, tai yra labai sunkus ratas, tas artimas vadinamas ratas. Patirta. Labai dažnai gaunam per galvą, ne iš savo artimo rato. Bet irgi geros pamokos, nieko tokio. Bet visumoje, sakykime, jeigu žiūrėkit, supaprastyti schemą, jeigu, pavyzdžiui, mes turim 10 žmonių artimų savam rate ir iš jų, pavyzdžiui, 2 arba 3, netgi 2, pradės vartoti produktą, tai žiūrėkit, kokią geometrinę progresiją gali augti verslas. Jeigu, pavyzdžiui, mes pakalbėjom, kažkas iš jūsų klausančių papasakojot 10 savo artimiausių žmonių ir 2 pradėjo vartoti produktą. Tai jau jūsų yra net ne 2, jūsų yra 3, netgi po vieną žmogų, ar ne, kaip veikia idealus tinklinis marketingas, paimkim netgi 1+1, šiandien išgirdot, papasakojot 5-6 žmonėm, 1 pradėjo vartoti. Ar ne, kitą mėnesį vėl papasakojot keletui žmonių, pas jūs 1 pradėjo vartoti, bet tikslas yra padėti tam žmogui, kad jisai irgi papasakotų 5-6 žmonėm, kad 1 pradėtų vartoti. Jau yra 4. Jeigu tą dar kartą duplikuom, tai yra 8. Per metus laiko tai yra 4000, man atrodo, 48 žmonės. Ir turim komandą. Turim komandą, turim rezultatą ir turim iš tikrųjų solidžias pajamas. Ar ne, kad mes tiesiog, bet čia netgi galim kalbėti apie artimą ratą, jeigu mes tiesiog artimajam rate pasidalinsim su savo aplinka produktų, kurį vartojam, kuris mums patinka, kuris mums duoda rezultatą, verslas gali augti labai, kaip sakau, neįtikėtinais dydžiais. Ir kaip mano akim žiūrint, tinklinis marketingas tai nėra lyderių verslas, ar ne, mes labai dažnai tą naudojam žodį, ten lyderis, ar ne, ten. Aišku, ateina žmonės, yra pavyzdžių, kur ateina žmonės su labai didelė patirtim, ateina su komandomis, ar ne, natūralu, kad pas juos yra didžiulis šuolis į priekį, viskas ok. Bet mano vizija, pavyzdžiui, asmeniškai, ar ne, kaip pasiekti čempionų lygą, ar ne, kaip padaryti milijoną apyvartą tinklinę marketingą, tai realiai mums jau dabar reikėtų, dar vieną kartą neužtenka pasidvigubinti, ar ne, bet jeigu mes pasidvigubinam dar vieną kartą ir dar vieną kartą, tai turėsim jau virš milijono apyvartą. Kas tai yra pasidvigubinti, tai bet jau kiekvienas žmogus, kuris vartoja produktą, tiesiog pasidalins su savo aplinka, kad jis atrado savo gerą kokybišką produktą ir pritrauks bent vieną naują vartotoją,
Na, tai mūsų bus dvigubai daugiau, tai mes pasidvigubinsim. Tai bet tame yra jėga tinklinio marketininkų. Nėra jėga ten mano žiniuose, mano kažkokiuose gebėjimuose, nėra jėga ten mano kažkokiuose, net nežinau, tikslingume, darbštume, ten masiai tų visų dalykų, ar ne. Jėga yra paprastam žingsnyje, kurį gali padaryti kiekvienas. Tai bet atėjau, pradėjau vartoti produktą, man patinka, pasidalinau su savo aplinka, žiūrėjau, kokia, jeigu tai yra šeima, pavyzdžiui, atėjau moteris, jinai pakalbino ir vyras pradėjo vartoti, tai yra 2 vartotojai vienoje šeimoje. Ar ne? Ir jeigu ten žmona kitą mėnesį pakalbino ir, sakykime, prisijungia sesuo, o ten vyro prisijungia bendradarbis, jau yra 4. Viskas gali būti kartais paprasčiau, negu mes įsivaizduojam. Ir tai, kaip tu sakai, tai nėra toks darbas, kur tu sakai, va čia einu dabar taip ir taip, nu, natūraliai gaunasi, susitinki su ta savo aplinka artima, kalbiesi, pasakoji savo patirtis ir žiūri, kad jau yra žmonės 2-3. Ir jiem įdomu, taip. Plius šalia to, ką mes turim produktą, kurį galima ragauti. Taip. Na, kuris Aš duoda visiems rezultatą. duodu paragauti. Ir nėra svarbu, ar tai, sakykime, paragausim Activizą, ar ne, ar, sakykime, dar į Activizą įsipilsim, pavyzdžiui, keletą lašų omegos, kas irgi yra unikalus produktas, yra vandenyje tirpstantis riebalas, veganinė omega, kas irgi labai aktualu, daugeliui, ne tai, kad daugeliui, bet daliai žmonių, kurie nevartoja gyvulinės kilmės produktų, bet jiem reikalinga omega 3, tai aišku, ten galima, ten linų sėmenys, sakykime, yra tų variantų, ar ne, bet, Ja, bet čia paprasčiau yra. Bet čia yra visgi ir išgryninta iš vienos pusės, ir irgi paimta iš dumplio, kur sudėtis yra turtingesnė negu iš tradicinės augalinės, sakykime, omega 3, kurie, pavyzdžiui, gaunam iš ant žemės augančių augalų. Ten iš jūros jinai yra, sakykime, geresnės sudėties, ten ta pati molekulė yra sudėtingesnė ir jinai yra naudingesnė mūsų organizmui. Tai čia tam tikri niuansai. Tai va, tai kaip tai daryti, tai va, viskas grįžtam vėl į bazinį. Pavartojau produktą, man patinka, pasisodinau, sakykime, kaimynę, daviau paragauti Activizo, parodžiau vandenyje tirpę omega, daviau keletą pakelių į namus parsinešti, kad jinai ryte vakare pabandytų produktą 3-4 dienas. Naujas klientas, bent jau, sakykime, naujas klientas, arba tai gali būti partneris. Dėl to, kad veikia produktas greitai, paminėkim tai. Taip, dėl to, kad produktas veikia greitai ir duoda labai, sakykime, tokį, efektyvų, visgi rezultatai su produktu yra labai efektyvūs. Efektingi, gal reiktų netgi sakyti, ne tai, kad efektyvūs rezultatai su produktu yra labai efektingi. Bet kas irgi yra viena iš stipriausių, manau, sistemos dalių, ar ne, tai yra atsiliepimų būtent grupės. Mes turim tiek lietuvių kalbą, ar ne, tiek yra visom kalbom kitom atsiliepimų grupės. Jeigu pavyzdžiui, eina kalba, sakykime, apie tą pačią Daniją ir danų kalbą, tai, Ingrida, tau reikės tą darbą padaryti greičiausiai, aš nepadarysiu. Aš jau darau. Danų kalba ar neatsiliepimų. Aš jau darau. Tai yra įrankis, ar ne, tai yra įrankis. Ir kuo daugiau žmonių, sakykime, tame dalyvauja, kuo daugiau žmonių girdi atsiliepimus, tuo daugiau tai yra toks kaip išorinė veika, kaip išorinė reklama. Taip, ir čia yra, kaip pasakyti, tikri žmonių atsiliepimai, ne taip sugalvoti. Tai ir kaip pasiekti naują klientą, tai atėjo pas jūs, jeigu kalbam apie gyvą, sakykime, ar ne, nes jeigu kalbėti, kaip dirbti online, tai tau reikės su Jolanta padaryti, tai jūs pakalbėsite, kaip dirbti online. Gerai, kalbam, kaip tu matai. Nors dabar gavosi atskirai, ne, bet aš su tavim sėdžiu online, o Jolanta, mes turėjom tą susitikimą turėti valandą prieš tavo susitikimą, bet tas žmogus atėjo vėliau, tai gavosi, kad susidubliavo, tą prasme, turėjau susitikimą. Yra kaip yra. Turėjom turėti kartu, dabar gavosi, o aš tą prasme, tai jau pas tavį online. Taip. Tai, sakykime, paprasta schema, ta prasme, jums atėjo produktas, jūs sužavėti produktų, jums patinka, jūs tiesiog pasikvietėt kaimynką ir sakote, tai, žiūrėk, gavau naujus produktus. Ar nori pabandyti? Nieksgi neprašau pirkti, nieks nesiūlau ten, sakykime. Tiesiog, ar ne, smalsumas jisai veikia, tai yra pagrindinis pirkimų vienas iš variklių, tai yra smalsumas. Tiesiog, sakyt, žiūrėk, žmogau, turiu fainą naują dėžę, davai, ateik pabandysim. Dėžę atsidarėt, Activizą, ten kokią omega 1, 2, 3, jinai pabandė, dar davėt į namus išsinešti keletą produktų, jinai parsinešė, pabandė, sako, aš irgi noriu.
Plus, sakykime, atvertėt atsiliepimų grupę ir žiūrėk, vat, ten tam psoriazė praėjo, tam susitvarkė kraujospūdis, tas nustojo vartoti vaistus nuo spaudimo, arba sumažino kiekį. Na, ta prasme, kadangi organizmas pradėjo užsikūrė ir pradėjo funkcionuoti geriau, tai nėra vaistai, tai nėra gydymas. Tiesiog, kai mūsų organizmas gauna pakankamą kiekį geros žaliavos, taip grubiai kalbant, ar ne, Resursą. tai pats gauna resursą, jisai pats pradeda funkcionuoti efektyviau ir pats pradeda, sakykime, stumti lauk tam tikras, sakykime, tas ligas, vadinkim, grubiai kalbant, ar ne. Taip. Ir tai nėra gydymas, tai yra tiesiog pagalba organizmui, kad jisai pats pradėtų funkcionuoti geriau. Ir aš pastebiu, kad tie patys susirgimai kažkokie tie, sakykime, slogos, ten tos visos, sakykime, ar ne, kai gaunam kratus, mes, tai nereiškia, kad mes nieko nepagaunam ir kad ten kokia nosis nepabėga, bet labai dažnai tas praeina žymiai lengviau. Užėjo, praėjo, arba ir neužėjo, arba pajautė, kad kažkas ten nosį, žinai, bet pabuvau ten dieną, dvi ir žiūrėk, viskas, nėra ta prasme. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad imunitetas jisai gavęs tam tikrą, sakykime, užkratą, jisai sureagavo, susitvarkė ir organizmas toliau funkcionuoja gerai. Mes neįsisergam, ar ne, mes, sakykime, neperinam į tas lėtinės kažkokias fazes, kada ten, jau nežinai, ką daryti. Tai tas viskas ir yra pliusas, tai yra išskirtinumas mūsų pačio produkto. Unikalumas paprastume, norėčiau pasakyti, nors ten didelis darbas firmos įdėta, daug, kaip pasakyti, mokslininkų dirbo ir dar dirba pastoviai, bet tai viskas paprasta, bent jau parduodant atrodo. Tai matai, aš manau, bet čia ir yra ta, kaip skone, visi procesai, jie yra pusiausvyro arba, kaip sako, kiekviena medalis turi dvi pusės. Ta prasme, va čia ir yra ta mūsų antra pusė medalio, kad, sakykime, iš vienos pusės kompanija, jinai deda labai didelės resursus, sakykime, į technologijų kūrimą, į natūraliai tų žmonių, kurie kuria produktus, vadinkim, išlaikymą ir taip toliau, ar ne, į įvairių, sakykime, naujų idėjų įdiegimą pačiame produktų gamybos procese, ar ne, į tų pačių ieškojama, sakykime, santykių, ten tų medžiagų, ten, sakykime, tam tikrų augalinių ir taip toliau, kas viskas, ir mes to nematom. Ar ne? Ir ten yra milžiniškas darbas, kurį daro kompanija, kurio mes tiesiog nematom. O kitoj pusėje medalio mes turim produktą, kurį labai paprasta pasiūlyti, kurį labai paprasta paduoti žmogui ir kuris duoda superinius rezultatus. Ta prasme, mes tą turim suvokti, ar ne, kad tas paprastumas, kaip tu sakai, iš tikrųjų labai teises, Ingrida, kad tas paprastumas produkto, už jo stovi labai milžiniškas darbas, kurį kompanija daro kiekvieną dieną tam, kad tas produktas būtų išoriškai labai paprastas. Taip. Ką dar pridurtum, jeigu verslo klausimų, ar apibendrint gal reikėtų, nes jau mes čia valandą sėdim labai smagiai kalbam, bet žinai, kad žmonės paskui nenorės klausyti taip ilgai, žiūrėti įrašo. Aišku, čia kurjeriai paįvairino mums pradžią susitikimą. Gerai, viskas, ir to reikėjo. Per langus skrido siuntiniai, ta prasme, pirmyn atgal. Jo, iš vienos ir kitos pusės. Bet jeigu apibendrint, čia ir iš tavo patirties, ką tu matai gerus dalykus palyginus su kitom įmonėm, tinklinio marketingo, kaip pasakyti, įmonėm. Nenoriu nieko, galbūt šiuo atveju nenoriu nieko kritikuoti, nenoriu nieko sakyti. Ne, čia tik privalumus piemo. Jūs turite savo, pirmiausia, tai kiekvienas produktas turi savo vartotoją. Taip. Sakykime, tai nereiškia, kad visų 100% žmonės ateis vartoti piemą. Netgi per susitikimą dabar, kai buvau su Rolfu Zorgu Kroatijoje, ta prasme vizija labai paprasta, tam, kad kompanija pasiektų tą, vadinkim, tikslą, kurį turi Rolfas Zorgas, kompanijos vadovas, tam reikia 20 milijonų registruotų partnerių visame pasaulyje. 20 milijonų nuo 8 milijardų bendrų žmonių kiekio, ar ne? Tai visumoje nėra taip. Tai nėra jau tiek daug, visumoje. Ne. Ar ne, su tokiu kiekiu, bet kadangi, kaip pas mus yra didelis vartojimo krepšelis, tai su tuo 20 milijonų kompanija
planuoja pasiekti beveik 50 milijardų apyvartą, ko iki šiol nėra padarius nei viena tinklinio marketingo kompanija. Maksimali apyvarta, kurią yra pasiekus tinklinio marketingo kompanija, tai buvo netoli 12 milijardų dolerių. Ar ten virš 12 truputėlį, dabar tiksliai nepasakysiu, bet kadangi buvau dalis tos kompanijos tuo metu, tai ten buvo didžiulis, sakykime, bumas, ar ne, kad kompanija perlipo 10 milijardų, ta prasme, ir ten pasiekė ten tą 12. Tai Rolfo Zorgo vizija yra 50, ten plus minus 50 milijardų, 20 milijonų klientų visame pasaulyje. Tai santykis, kaip sakau, nėra didelis. Tai reiškia, kad mes mums nereikia visų. Mums reikia žmonių, kurie sąmoningai pasirinks Fitline'ą kaip, sakykime, savo sveikatos, gerinimo pagrindą. Taip pasakysiu, ne? Tai tų žmonių tikrai yra. Ir jų tikrai, sakykime, juos tiesiog reikia rasti. Ir tie žmonės, ir kas labai smagu su Fitline'u, kad žmonės, kurie pradeda vartoti produktą, jie iš esmės jį ir vartoja. Tai nėra, sakykime, tie tokie zaliotinė, kur vieną dieną bandau vieną produktą, kitą dieną bandau kitą. Ne? Produktas nėra brangus pagal vertę, tą, ką jisai duoda vertę, bet jis nėra pigus pagal kainą. Bet tie žmonės, kurie supranta vertę, jie vartoja Fitline'ą, nes jie supranta, ką Fitline'as jiems duoda, ne? Kokią, sakykime, naudą savo jie gauna vartodami produktą. Tai šioje vietoje mes turim labai tą gerą simbiozę. Turim labai gerą simbiozę, turim labai gerą produktą už labai gerą kainą, kuris tikrai turi savo klientą. Ir mums tikrai reikia ką padaryti, mums reikia tą klientą atrasti. Tai šiuo atveju aš manau, kad šiai dienai tų, sakykime, potencialiai yra 4 milijardai apyvarta, kompanija planuoja 50, tai reiškia, kad dar 10 kartų kompanija planuoja auginti apyvartą. Tai natūraliai dar 10 kartų didės vartotojų skaičius, kuris yra dabar. Tai aš manau, kad tai yra labai geras laikas jungtis ir pradėti būtent dabar, kadangi, jeigu ne, tai kažkas kitas pakvies tuos vartotojus, tuos sąmoningus žmonės, kuriem būtent vartos Fitline'ą. Tai vėlgi grįžtu atgal, tai nereiškia, kad visi vartos Fitline'ą, ne? Mes turime atrasti tuos, kuriem reikia būtent mūsų produktų, kurie sutinka už jį mokėti ir kurie sutinka jį vartoti sąmoningai. Būdami blaivaus proto, ar ne, kaip bažnyčio, kai ten santuokos, ar ne, kai sakai tą priesaiką, ar ne, kai tuokiesi ten būdamas, ar ne, sąmoningai priėmus sprendimą. Mums reikia sąmoningų žmonių, kurie Fitline'e mato naudą. Tai jų yra, prasme, mūsų darbas yra juos atrasti. Šalia to, iš tikrųjų, ko tinklinis marketingas ir yra tuo žavus, kad jeigu mes einam nesustojam, tai gali tapti labai gerų papildomų pinigų šaltinių arba netgi labai geromis didelėmis pagrindinėmis pajamomis. Taip. Nes šioje vietoje pajamų dydis priklauso ne nuo mano, kaip sakyti, gražumo, jis priklauso nuo vartotojų, kurie mano dėka atėjo į kompaniją ir vartoja produktą kiekiu. Surinksit 5000 žmonių, užsidirbsit po kokią, nežinau, ne mažiau 25 000 kiekvieną mėnesį. Gali būti netgi ir, sakykime, ten ir 5. Turėsit 100, 10 000 nuolatinių vartotojų, turėsit ten kokią, sakykime, 60-70 000 eurų kiekvieną mėnesį. Ir nesvarbu, kuriam pasaulio kampe tas vartotojas bus. Viskas paprasta, ar ne? Paprasta, reikia tiesiog dalintis informaciją maksimaliai greitai, maksimaliai efektyviai ir kuo greičiau tie ateis žmonės, kurie vartos produktą, tuo greičiau gausim iš to pajamos. Ir viskas. Viskas yra labai paprasta. Taip logiškai, vyriškai paaiškinai ir viskas aišku. Dar turbūt tuo ir baigsim, bet noriu pakviesti į savo komandą, į bendrą komandą visus, kas nori, galvoja apie verslą arba ieško ir to, kaip pasakyti, bendruomenės ir laisvės, nes man tai yra laisvė, čia yra kosmosas, mano vertybė. Tai tą irgi duoda. Ir rašykit, junkitės ir bandykit, nes vis dėlto čia mes galim ilgai šnekėti, bet kol nepabandėt, tai tol neįsivaizduojat, koks čia gėris.
Tai va, plauk, aš dar vieną tau noriu nuotrauką tiesiog parodyti, man taip, patiko. Gerai. Greitai surasti. Neskubėk, aš dar pažiūrėsiu. Galvoju, kurioje čia vietoje dabar ta mano nuotrauka. Tai dabar PM International yra pati įmonė, o Fitline'as yra prekinis ženklas. Produktų linija, kad nesimaišytų žmonėm, nes mes čia abudu terminus vartojam. Ok, blemba. Kažkur, žinok, dabar galvoju. Gal tada... Va. Tu randi? Radau. Aš čia buvau, žinok, Šilutėje, kavinėje nuėjau į Tūliką ir viršiau buvo toksai labai geras. Aukščiau kelk, aukščiau. Dabar toliau nuos, taip link savęs, dar toliau. Aš ją nusuksiu. Viskas gerai, tik tai toliau. Va, matai, kas parašyta? Žinai ką, tiesiau, toliau. Dabar jau dingo vaizdas. Ir dar toliau, ir link kitos pusės. Va, dabar. Bet čia atvirkščiai viskas parašyta. Ne, tai dėl to, kad telefone aš tau rodau, dėl to tau atvirkščiai matosi. Parašyta live, free or die. Tai žinok, nuėjau į Tūliką, pamačiau tą lentelę, tai vat, kai pasakai, kad pagrindinis motyvas laisvė, žinok, aš tokį gavau gerą patvirtinimą, tą prasme, nuėjęs Tūliką stoviu, žiūriu, parašyta, žinai, prieš nosį kabo automobilio numeriai su tuo užrašu, žinai, gyvenk laisvės ar pamirk. Tai va, tai tinklinis marketingas jos, tai yra tam tikras mūsų pasirinkimas, sakykime, kuris duoda tam tikrą laisvę, iš tikrųjų, ir mes galim vėlgi ir gyventi kitokį ritmą gyvenimo galim turėti, sakykim, vėlgi pajamas, kurios nėra pribotos iš išorės, ta prasme, jos priklauso iš tikrųjų nuo to, kaip efektyviai mes ar net darysime ir kaip efektyviai gebėsime panaudoti tą visą aplinką, kuri yra. Bet ir iš tikrųjų tai yra visai kitoks gyvenimo būdas, visai kitoks gyvenimo stilius ir sveikatos prasme visai kitas gyvenimo stilius, kadangi produktas duoda rezultatus. Tai yra ta pati bendruomenė, bet, sakykime, yra kelionės, mes dabar grįžę, bet neseniai iš Kroatijos, kur buvo 5000 žmonių, 5000. Vienoje vietoje visi buvo iš vienos, sakykime, kompanijos atvažiavę ir turėjom savaitę laiko atostogų. Tai daug yra dalykų, aš manau, kad jau tikrai užtenka šiandien. Mes nesismulkinsim, nes daugiau aptarėm iš kitos pusės, tuos visus dalykus galima pasiskaityti, o čia mes taip giliau paėmėm šį kartą. Jo, ir šiandien kviečiam turbūt kas norit giliau truputėlį apie kompaniją, tai kviečiam į verslo pristatymą, nes bus šiandien nuo 19 laikų, bus verslo pristatymas, verslo produkto pristatymas. Taip, kad jeigu sudomino, tai junkitės, išgirsite daugiau informacijos jau apie pačią kompaniją, tokius faktų prasme, apie produktą, apie galimybės ir ką. Tada ačiū visiems šiandieną. Ačiū tau už gilų pokalbį ir iki kitų kartų. Ok. Iki. Iki.